su stulpu. Šiam judesiui yra rekomenduojami antkeliai, bei jį galima daryti ir su batais, ir be batų. Šiuo atveju rodysiu be batų, bet pėdutės turės būti patemptos visą laiką ir dirbsime ant savo nagučių. Reiškia, stengiuosi neperversti pėdų ant pirštų pagalvėlių, bet balansuoju ant tos nepatogios dalies. Gerai, keliaukime aplink stulpą. Noriu keliauti už stulpo. Dabar keliausiu keldama dešinę ranką į viršų, nes judėsiu su dešiniu pečiu atgal. Dešinė ranka į viršų, krumpliai paliečia stulpą. Iškišu galvą į priekį ir pirštai žemyn griebiu stulpą. Iškišusi galvą galiu jau ir aukštai griebti į išsuktą paėmimą su viršutinė ranka. Kreipiu dėmesį, kad kol lindau į priekį, mano pėdutės jau šiek tiek pakeliavo į galą. Tai išlindau, pėdos pakeliavo, jos suglaustos, apatinė ranka tvirtai mane laiko, viršutinė traukia iš peties į viršų, ne iš sulenktos alkūnės. Traukiu save į viršų, pasiremiu ant pirštų galiukų ir keliu pirmiausia dešinį kelį, krūtinę į viršų, pilas į viršų, leidžiasi dešinys, kairys seka, paleidžiu apatinę ranką ir galiu vėl priklūpti. Pirmiausia, nusileido dešinys kelis, tada mane prisivijo kairys. Visą laiką pėdos buvo kartu, čia ant nagučių, o keliai atsidarė kuo plačiau, kėliau save iš bambos ir iš krūtinės. Iš kitos pusės. Klupiu štai čia, dabar keliausiu šią kryptimį. Reiškia, nusisuku nuo kameros ir keliauju.